džiugina mus savo kūrybą. Tai yra Alanas Chošnau. Kai viskas susiklosti taip, kad aš iš Bagdado atsidūriau Lietuvoje, labai močiutė sako, nusiramink. Jos tikrai nėra, jinai palaidota prieš 3 dienas. Ir labai buvo svarbus dalykas, tai yra gyvenimas, tekstai, kurie rišo visą tą muziką. Aš galvoju, kokią keistą pavardėjo. Alanai, nepatikėsi. Alanai, mūsų daina Labai norėčiau. Labai norėčiau atsibusti ryte. Pateko į beveik visas radijo stotis į pirmas vietas. Eik tu savo. Please welcome Sergei Maslavojev. Sveiki, mėly draugai, šiandieną mes grįžtame į studiją su atlikėju, netgi sakyčiau, legenda Lietuvos muzikos, žmogus, kuris 900-2000-aisiais sprogdino tiesiog turbūt visas diskotekas, ne viena mergina buvo suviliota ir pargriauta per jo dainas. Žmogus, kuris toliau nepailstamai kūrė muziką, eina toliau, evoliucionuoja kartu su muzika ir džiugina mus savo kūrybą. Tai yra Alanas Chošnau. Labas. Sveikas, Sergejau. Tikrai netikėta, žinok, ačiū labai už kvietimą. Aš galvoju, kad mes susitiksime su pačiu tiesiog pasėdėti, pabendrauti. Čia panašiai, aš ir sakiau, kad taip ir bus. Aš nežinau, kad pas patį yra podcastas, tikrai nustebinai labai, bet gerąją prasme, labai smagu. Tikrai dar kaip pasakyti, kaip sukėlė daugiau emocijų ir daugiau dar įdomiau pasidarė, ne, kad galėsime pakalbėti apie gyvenimą, apie viską, kas mus domina, ne, ir kaip pasakyti, gal kažkokius atsakyti, duoti atsakymus pačio sekėjams ir panašiai, kurie seka, ypač podcastas labai, tarpitko, labai džiaugiuosi ir sveikinta labai, nes toks žmogus kaip tu su tiek patirties, su tiek pasiekimų, turi podcastą ir gali dalintis su kitais žmonėmis. Ir kviesti svečius ir su jais bendrauti, čia yra fantastika. O kas įdomiausia, kad svečiai mano dažniausiai būna tokie žmonės, kurie mane kiekvieną kartą įkvepia ir parodo dar kitokią pusę, kad yra kita gyvenimo, žinai, dalis ir taip. Kur tu gali kaifuoti, džiaugtis visai nuo kitų dalykų. Ir kad kiekvienas turi savo istoriją. Ir mes iš tikrųjų labai pasikapsysim šiandien tavo istoriją. Labai įdomu, tikrai įdomu ir yra smagu, kada tu bendrauji su žmonėmis, iš kurių gali išmokti kažką, išmokti, sužinoti, ne, ir pasidalinti patirtimi. Tai tave padaro tik tai turtingesniu. Tikrai taip. Prieisim prie mūsų pirmo klausimo. Tavo kilmė unikali. Iš tikrųjų, apie jas aš apskritai sužinau. Aš prieš 20, aš dar pats buvau, aš dar 20 metų neturėjau, aš klausiau tavo muzikos ir aš galvoju, kokią keistą pavardėjo. Yra klausimų. Mano vienintelė Lietuvoje. Dabar jau nebe vienintelė, nes mano žmona Chošnau yra, mano sūnus Chošnau yra ir dukrytė Chošnau. Tai ar kada nors jautėsi kaip dar dviejų pasaulių? Kaip tave formavo tavo visą tapatybę? Čia labai gilus ir platus klausimas. Geras klausimas, labai gilus ir platus, apie jį labai ilgai galima šnekėti iš tikrųjų, nes tai yra liečia ir mano vaikystę, ir mano, kaip pasakyti, šaknis. Taip. Iš mano tėvo pusės, iš mano mamos pusės, visa istorija į tai susideda. Mes irgi paliesim šiandien. Kaip tai atsitiko ir kaip tai atsitiko, kad aš atsidūriau Bagdade, kaip atsitiko iš viso, kad aš gimiau, ačiū Dievui, ir kaip viskas susiklosti taip, kad aš iš Bagdado atsidūriau Lietuvoje, labai daug yra tikrai niuansų ir visą tai mane formavo iš tikrųjų, ir netektis, ir gyvenimo randai, ir visas kelias, kuriuo aš ėjau iš tikrųjų, tai visą tai mane formavo, tai tikrai taip. Ir Dievas, kuris buvo visą laiką šalia manęs, kuris visą laiką padėdavo man sunkiamis sekundėmis ir
Myliesi? Vienaip ar kitaip parodydavo man kelią arba nuleisdavo kažką tokio, kas tuo metu tikrai mane pasukdavo vienu ar kitą kryptimi. Ar tiesiog išgydydavo mano kažkokią žaizdą arba randą ir panašiai. Tai. Nes tai būna, kad žmonės sako, kai nebeturi į ką kabintis, atsiranda tikėjimas, atsiranda Dievas tavo kelyje. Tu ieškai pagalbos vis tiek, atrodo, yra jisai, nėra, niekas negali pasakyti. Gali tik taip pretekstą duoti. Vienareikšmiškai yra. Vienareikšmiškai. Duok Dievą, kad taip ir būtų. Vienareikšmiškai. Jo, bet visi bando į Dievą atsisukti. Tikrai nes vis tiek, kokie mes individualus bebūtumėm, vienas tu niekada nieko nepadarysi. Ir vienareikšmiškai ir gerai, kad žmonės taip daro ir jie atsisuka į Dievą. Aišku, kuo anksčiau atsisuksi į Dievą, kuo labiau žiūrėsi į jį ir klausysis jo, tuo tavo gyvenimas bus geresnis. Sakai, kalbant apie muziką, kokią muziką girdi savo vaikystės, prisiminimuose? Geras klausimas, beje, kadangi mano vaikystė iki 8 metų visa buvo Bagdade. Bagdadas tuo metu buvo vienas iš labiausiai klėstančių miestų pasaulyje, ekonomiškai. Buvo pačiam pike, tai yra buvo kažkur tai 80, 70, dar anksčiau netgi, bet aš gimiau 74, tai man galima sakyti 80, 81, kada aš pradėjau jau taip matyti aplinkui save pasaulį. Tai kadangi mes gyvename Bagdade ir iš karto mes negyvename taip gerai, kaip norėtųsi, bet tėvas po truputį skynėsi kelią ir jam pradėjo labai sektis gerai. Ką jis veikia? Jisai turi vystymo kompaniją, nekilnojamo turto kompaniją ir yra pastatęs labai daug objektų ir dalyvavęs begalę valstybinių užsakymų ir įvykdęs ne vieną Irake valstybinį didelį projektą. Tai, galiu pasakyti, vienu metu net Sadamo Huseino žvalgyba buvo atėjusi pas jį ir prašė pastatyti bunkerį. Nieko savo. Sadam Huseinui. Nieko savo. Jo. Bet jam tada užteko proto ir jisai atsisakė, nes jisai suprato, kad jeigu jis pastatys, tai greičiausiai ir nebeliks gyvas po to. Tai, nes žinos per daug. Žinos per daug. Tai jisai kažkaip gudriai pasakė ne, nors tose šalyse sakyti ne yra, kaip pasakyti. Taip pat nesaugiausias dalykas. Patikėti tokiem žmonėm. Taip, tikrai taip. Tai tokia gabalėlis istorijos, ne? O pas mus vykdavo labai daug vakarėlių, bet vakarėlių tai būdavo labai šeimos narių, daug dėdžių, tetų, suvažiuodavo draugai, verslo draugai savaitgaliais ir pas mus iš tikrųjų ir šiaip kiekvieną dieną skambėdavo labai daug muzikos, bet skambėdavo tarptautinės muzikos, tai yra ir ABBA, ir Bonnie M, ir Beatlai, ir šitą Rolling Stone'ai, vienu žodžiu, nemažai vakarietiškų kūrinių, labai žinomų, pas mus būdavo koncertai rodomi įvairių grupių per vakarėlius, didelis ekranai būdavo televizijos. Ir aš gyvenau toje aplinkoje, aš pats labai žiūrėjau daug, mano herojus buvo Bruce Lee, vienas iš mano herojų buvo. Tuo metu, tai tuo metu aš tikrai buvau įnikęs į Bruce Lee, man jisai buvo dievas visiškas, kada man buvo 5-6 metai. Aš buvau visiškai įnikęs, muzika man irgi turėjo didelę reikšmę gyvenime, nes aš mačiau tos visus vakarėlius ir tos visus balius, per kuriuos mano tėvai šokdavo susikabinę. Ir aš pajausdavau tą tokią prasmę visos tos muzikos, kiek muzika sujungia žmonės ir kiek pakelia jiems duoda tos gyvenimiškos energijos ir kaip suvienyje jos muzika. Ir aš matydavau tos koncertus, kur 1000 žmonių susirenka ten pas ABBA ar Rolling Stone'us ar Beatlus ten. Ir aš žavėdavausi, kokią atmosferą jie sukuria, kas stebuklinga savo dainomis ir kaip jie žmonės, jiems padaro kaip nekasdienybė, ta prasme, visiškai atjungia nuo buities, nuo kasdienio gyvenimo ir jos pakelia aukščiau visko. Tas jausmas, ta emocija ir tas pojūtis buvimas kartu, ir tas, kad
kažkas vyksta tokio stebuklingo tuo metu, tai tas jausmas mane visiškai pakerėjo. Prasme, vat, iš ten vat, ir to šaknis mano yra. Dar būdamas vaikas, ar buvai susipažinęs su lietuviška muzika? Neturėjau jokio žalio supratimo apie lietuvišką muziką, kadangi gyvenau Bagdade, gimiau Vilniuje, ir iš karto, kaip aš gimiau, nes mano mama su mano močiute, savo mama, jie taip susitarė, nes labai ryšys stiprus tarp jų buvo mano mamos ir močiutės. Ir mamas pažadėjo močiutė, kad jinai visą laiką atvažiuos gimdyti čia, nes jie ir artima, ir mama, ir Lietuva, ir močiutė, ir taip toliau. Ir tai tiek mano sesuo gimė čia, tiek aš gimiau čia Vilniuje. Tai be abejo, bet mes čia ilgai nebūdavom, kažkiek pabūdavom laiko ir kaip ir sakyti, išvežė mane į Bagdadą. Ir ten visas mano buvo ir auklėjimas, ir mokykla. Kasetės, diskai? Kasetės, diskai tai jau po to atėjo tik tai. Po to mes neturėjom jokio ryšio su Lietuva, apart to, kad mano mama lietuvė. Ir pas mus nebuvo šeimoje, tokio, kad tu privalai taip kalbėti ar ne kitaip, buvo visiškai laisvė ir kažkuria prasme demokratija. Nei tėvas vertė kažko, tai ten tu turi ten kažkaip kalbėti. Ir mes augom taip laisvai ir kokia kalba buvo tuo metu ir kaip sukosi viskas, nes aš mokiausi mokykloje Bagdade. Tai vienareikšmiai aš mokėjau arabų kalbą, kurdų mokėjau kalbą, nes mano tėvas kurdas, ne arabas yra. O mama irgi mokėjo puikiai arabų kalbą, jinai išsilaikė teisės arabų kalbą, vairavo automobilį. Ir pas mus dažniausiai namie būdavo kalbama arba kurdiškai, arba arabiškai. Nes didžioji dalis šeimos, aišku, žinoma, kaip močiutė per tos tarybinius laikus atvažiuodavo mūsų aplankyti, tai be abejo lietuviška kalba įeidavo į šeimą, žinoma. Kalbos nėra, bet bendras tas bendravimas, dėl to aš neturėjau jokio tokio ryšio su Lietuva, kas liečia muzikos ir panašiai. Tėtis mokydavo? Jo, tėvas išmokęs buvo tiek, kiek jisai mokėsi Azerbaidžane. Ar nusikėk tik tai? Jo, mokėsi Azerbaidžane, po to jisai kiek pradėjo susipažino su mano mama, tai aišku, jisai išmoko. Ir jisai labai imlus kalbom, jisai moka 6 kalbas net. Geras. Jo, tai jisai moka lietuviškai, pakabintų dar ne vieną paną, manau, Vilniuje. Geras. Tikrai. Geras. Dar sakai, turi parko, ja? Vienareikšmiškai nepatikėsi, jam 86 metai, bet jisai, nepasakysi. Jis tikrai labai gerai laikosi ir turi humoro gerą jausmą ir labai aktyvus ir toks, smagus su jo kompanijoje pabūti, jisai daug žino, daug gali papasakoti istoriją ir tikrai aš visą laiką, kada susitinku su juo, arba pasiskambinam, arba jeigu yra daugiau laiko, kada susitinkam gyvai, tai be abejo aš labai mėgstu paklausyti jo istorijų ir paklausti, kad papasako apie tai labai įdomu yra. Dažnai matotės? Labai retai, dėja kaip norėčiau, nes aš gyvenu Lietuvoje, jis gyvena Kurdistane, Irake šiaurės, tai labai retai mums tenka susitikti. Paskutinį kartą buvome prieš 6 metus Kurdistane su šeima. Buvom nuvažiavę aplankyti tėvo, nes kadangi norėjau labai supažindinti savo vaikus su jų šaknimis iš tėvo pusės, kad jie pajaustų, suprastų. Mes ten praleidom apie 2 mėnesius, tai tikrai, kad buvo įspūdinga kelionė, vaikam labai patiko, iki šiol atsimena, iki šiol prašo, sako tėvelį, kada galime vėl šauti pas džidų senelis. Čia senelis džidų? Jo, džidų. Arabiškai džidų yra senelis. Gerai. Tai pas džidų kada gali. Ne senelis, o džidų, sako. Gerai. Jo, tai toksai, taip. Mama buvo svarbi tavo gyvenimo dalis. Ar jos netektis pakeitė tavo požiūrį į gyvenimą ar kūrybą? Vienareikšmiškai, kad mama buvo labai svarbi mano gyvenime ir vienareikšmiškai, kad jinai pakeitė mano gyvenimą ir viskas apsivertė, visų mūsų šeimos gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis, nes mes gyvenome kaip rojuje. Iš tikrųjų, mes gyvenome Bagdade, mums nieko netrūko, mes buvom tokia, tikra šeima, laikėmės labai stipriai kartu, aplinkui mus buvo labai daug žmonių artimų ir jinai buvo labai mylima Bagdade, visų artimų iš tėvo pusės ją tiesiog
nu, kaip pasakyti, nešiojo ant rankų. Ją labai mylėjo, ypač mylėjo senelis iš tėvo pusės. Mano senelis, jisai darydavo tokius didelius balius, kada jinai atvažiuodavo ir jis sakydavo Audra, Audra. Ir jam jinai būdavo viena iš, nu, kaip pasakyti, mylimiausių šeimoje. Vaikų? Jo, mylimiausių vaikų ir jisai tiek ją mylėjo, kad galiu pasakyti taip, kad kada jinai mirė ir tėvelis mano po 5 metų vedė kitą moterį, jisai pasakė, kad jisai daugiau nebeatvažiuos pas jį į namus, nes jam Audra buvo vienintelė, kurią jis taip mylėjo. Tai jis tiek buvo prie jos prisirišęs. Jo. Ir vienu žodžiu, ir, aišku, netektis yra baisu, ypač vaikams mažiems ir šeimai jaunai, kada miršta mama. Tai tas mūsų rojus apsivertė aukštinkom ir tapo pragaro, tokiu visiškai netikėtų. Jo, nes mums tai buvo visiems kažkuria prasme netikėta, nes aš apie tai visiškai nieko nežinojau, nes link to buvo eita labai ilgai iš tikrųjų. Mano mamas buvo susirgusi jau daug seniau vėžiu ir mes tik tai apie tai nežinojome su sese. Ir mums nieko nebuvo sakyta. Ir mūsų planai buvo labai dideli ir tėvas planavo persikelti su mama į Berlyną, į Vokietiją. Mūsų gyvenimas turėjo nukeistis labai stipriai, bet viskas pasikeitė į visai kitą pusę, negu buvo planuota. Ateitis buvo suplanuota jau mūsų visų. Tai tas dalykas buvo toksai, kad mes grįžo, taip išsiuntė mus į Lietuvą, o tėvai išvažiavo į Vokietiją. Tėvas darė viską, ką galėjo, kad išgydyti mamą. Tuo metu Vokietijoje buvo vieni iš geriausių specialistų. Bent tai buvo pasakyta, tai labai daug laiko buvo Berlyne, Vokietijoje, o dar tiksliau tai yra Kiolne, kitame mieste. Ir pusę metų mes nematėm tėvų. Mus per tą laiką išsiuntė į Sovietų Sąjungą, į Lietuvą tuo metu ir mes skridom vieni lėktuvu ir mus pasitiko Maskvoj berods, ir toks buvo labai man didelis šokas kultūrinis, nes Bagdadas buvo nuostabaus grožio miestas ir jame buvo visko, ko tik tu pageidauji, tavo širdis. Jisai labai buvo vakarietiškas, nuo paprastų iki tokių dalykų, nežinau, vien tai, kad stilingai žmonės apsirengė ir restoranai, daug restoranų, molų, mašinos vakarietiškos nuo Mercedesų ten iki Toyota Land Cruiserių ir panašiai. Vienu žodžiu, visokie pramogų centrai, baseinai ten. Tais laikais jau. Tais laikais jo iš tikrųjų. Viskas, ko tavo širdis geidžia. Vaisiai, Coca-Cola, Sprite, vienu žodžiu, visas pasaulis, ta prasme. Tas, kas pas mus atėjo, tai daug galioja. Jo, tai ir architektūra pati, oras ir visa kita. Ir mes tada patekom su sese į Tarybų Sąjungą tuometinį. Ir aš atsimenu, mes važiavom Maskva jau mane jau truputį gąsdint pradėjo iš tikrųjų. Glumino. Jo, glumino tas visas pilkumas, tas niūrumas, tas drabužių vienodumas, tas toks jautėsi trūkumas didelis, labai tuščia, mažai kažko tai yra. Tas pačios pintos pas visų. Jo, tikrai taip. Ir ta visa ta architektūra labai baisi tokia, man tada tuo metu buvo atmosfera tokia labai slegianti, buvo iš tikrųjų. Tie traukiniai tokie, tokie tikrai labai toks bendravimas toks labai, šaltas. Jo, toks buvo, toks tikrai, kadangi man mažam vaikui tai tokį labai, padarė įspūdį, tokį keistą labai ir tokį bauginantį tikrai. Ir mes kaip atvažiavom ir šitą pas močiutę ir toks mano pirmas buvo atvažiavimas pas močiutę, toks realus, kad aš suvokiau, kame reikalas yra, nes aš kaip gimiau, mane išvežė iš karto. Tai tie tokie butai, tokie, kaip pasakyti. Jo, man 8 metai, tie butai tokie, tie kiemai, tos mašinos tokios viena kita ir tai jų nėra daug tokios, toks kažkoks labai tos, kad nėra to, ta prasme nėra,
vaisių iš viso nėra, ta prasme. Nu, toks labai vasara, buvo... oboliai, kliaušas. Jo, toks buvo labai stiprus, tai vien tai, o grįžtant prie to, aišku, po to prie ko aš lenkiu, kaip tai paveikė mane. Ir po to, po tam tikro laiko tėvai paskambino po pusės metų mūsų gyvenimo tenais, Vilniuje. Tėvai paskambino, kad jie atvažiuoja, tai man didžiausia naujiena ir geriausia, ką aš galėjau išgirsti, tai yra savo tėvus, kad jie atvažiuoja. Tas momentas man viską apvertė aukštyn kojom ir aš atsigavau ir tai grįžau į tą būseną normalią, kurią mes visą laiką turėjome šeimoje, nes buvo iki šiol nežinia tokia. Bet nekrysiu į smulkmenas, ten kaip mes pasitikom, aš mamą su sesė pasitikau tėvą ir tas kaip iš filmų, žinot, stovi stotyje traukinių, tada su traukiniu atvažiavo iš Vokietijos stovi ir tu stovi toj stotyje ir žiūri, kaip traukinys važiuoja ir tu gaudai tą langą, kuriame gali būti tavo artimi tėvai ir tu stovi toks visas mažas, ir lauki su nekantrumu, kur, kada, ir pamatai, jie stovi langai irgi žiūri ir jie pravažiuoja, ir jie pravažiuoja toliau, aišku, ir tu toksai, ir aš sustingau. Aš pamačiau jos, aš nežinau, kas man padarė, man kojos įėjo kaip šaknis į žemę ir aš sustingau iš to džiaugsmo ir aš nežinau, ką daryti. O sesė, jinai atvirkščiai, jinai pasėjo tiek džiaugsmo, kad jinai metė mano ranką ir pradėjo bėgti pas jos. Ir aš taip iš tolo sustingęs stoviu, negaliu eiti. Ir aš matau, kaip mama mano išlipa su tėvu, tokia graži, tokia labai gražiai mėgo poštis ir tėvas su kostiumu irgi labai, ir jie tokie labai gražiai žiūrėjosi būdų, fantastika. Ir tas mano susitikimas man kažkaip atpalaidavo labai širdį ir aš supratau viskas, mes vėl visi kartu, vėl turime tą bendrumo jausmą, viskas tvarkoj, gyvenimas iš karto man pagerėjo, aš jau nebemačiau aplinkui ten nieko tokio, kas ten buvo, nebeturėjo prasmės man visiškai. Mamos šiluma apšvietė kaip saulė. Apšvietė kaip saulė. Tai ant kiek jinai man buvo brangi ir svarbi iš tikrųjų mano gyvenime. Bet aišku, mes kaip likome tenais, aš net nepamačiau, jinai išlipo taip gražiai ėjo, viskas tvarkoj buvo. Ir kada mes jau grįžome namo ir daug emocijų, daug pasidalinimo, aišku, tėvai vėl su lauktuvėm grįžo. Mes tuo metu, beje, labai dažnai su mama ir sesė važiuodavom į užsienį, tuo metu, kada Sovietų sąjunga iš vis niekas negalėjo niekur išvažiuoti, bet mes kadangi gyvendavom Bagdade ir visą laiką, kaip tėvui pradėjo sektis, mes pradėjom važinėti į užsienį ir kruizus, ir į Angliją, ir į Vokietiją, ir į Graikiją. Ta prasme, tai aš dėl to labai to pasaulio daug mačiau mažas būdamas. Dėl to man tas sugrįžimas į Sovietų sąjungą buvo iš viso toks, aš nesupratau, kaip čia gyvena žmonės ir kodėl jie taip gyvena ir kame reikalas iš viso yra, nes aš apie tai visiškai nieko nežinau. Politiniai dalykai iš viso mūsų nelietė vaikų mažų per daug. Ir niekas mūsų nepasakojo mums ir nesidalino tokiais dalykais, kas ten kaip ten. Tai ta pirmoji diena buvo tokia nuostabi ir aš atsimenu, mes visą laiką vaikai tokia turėjom tradiciją ateiti su tėvais atsisveikinti prieš miegą, apsikabinti, pabučiuoti. Pas mane irgi. Ir aš įeinu į kambarį ir aš matau koją stovi. Aš žiūriu tą koją, žiūriu į mamą. Ir aš matau mamą be kojos. Ir aš suprantu, ir aš sakau, mama, kas yra? Mama sako, vaikeli, nusiramink, viskas gerai. Sako, vaikeli, čia yra, sako, aš netekau kojos, man turėjo amputuoti ją, kitos išeities nebuvo. Sako, bet čia dabar bus mano koja. Ir aš sakau, mama, bet aš nieko nepastebėjau, tu taip paėjai grakščiai ir aš net nesupratau, kame reikalas, jinai buvo su džinsais ir, gražiai labai ekstremiai, ir aš net nesupratau, kame reikalas. Ir taip jinai, ta prasme, sukontroliavo šitą situaciją, ta prasme, kad tu net nesuvoki, kame reikalas, niekas nesuprato. Net močiutė tik tai sužinojusi telefonu, kame reikalas yra. Tai man toks buvo šokas, bet aš pasižiūrėjau mamą, jinai mane nuramino, nusišypsojo savo gražiai šypsaną, pasakė, vaikeli, viskas gerai, neperkenk, viskas gerai, būk ramus,
toks man buvo toks antras toksai klaustukas, aš pradėjau jaudintis, pradėjau galvoti, kas čia bus. Ir laikui bėgant, mes pabuvom, kažkiek tėvas nebegalėjo būti, jis labai daug laiko, jis turėjo grįžti į Bagdadą, jis pasiėmė sesę, nes sesė buvo vyresnė, nes jinai, tiksliau, nepasiėmė, tuo metu jis ją paliko, nes mes sprendėm ar mokytis čia kažkiek tai, tai mes dar kažkiek tai pasilikome, tėvas išskrido, turėjo reikalus tvarkyti, nes jau ilgiau negalėjo būti. Ir po to jau mamai pradėjo blogėti, ta prasme. Jinai pradėjo vis blogėti. Jeigu taip trumpai, aš papasakosiu, ant kiek koks yra atsidavimas. Labai svarbus momentas. Ne apie tai, kad blogėti, čia nėra taip jau svarbu, bet ant kiek mano mama buvo atsidavusi šeimai ir ant kiek jie mylėjo vienas kitą su tėvu, kad mano mama, būdama 4 stadijoje, jinai surinko mus visus. Kadangi tėvas nebegalėjo išvažiuoti iš Bagdado, buvo uždrausta jam išvažiuoti iš Irako, tam politinė situacija, karas su Iranu, kuriame mes irgi gyvenome ir išgyvenome baisų laikotarpį, kada sirenos, kada skildavo namai nuo šito lėktuvų virš miestų skraidančių, kada bombarduodavo, ta prasme, aš praradau daug savo pusbrolių, kurie sušaudyti buvo prie sienos, kurie protestavo prieš šitą karą, ta prasme, ir studentai būdami ir taip toliau. Tai ant kiek jos atsidavimas buvo, jinai surinko mus ir dar kartą, paskutinį kartą galvodama, nuvažiavo pas tėvą, kad dar kartą su juo susitikti ir pabūti kartu. Ir ta kelionė buvo nepaprasta, labai sudėtinga, jinai kentė skausmus didelius. Ir mes ne šiaip savo važiavom ten patogiai, labai private jetu. Tai suprantat, tais laikais skristi iš Sovietų Sąjungos į Iraką, važiuoti teko ir traukiniu, ir autobusu, ir persisti į lėktuvą. Iš lėktuvo vėl ten trenktis, ta prasme, ir kiek laiko užėmė, kol mes tas važiavome iki tėvelio Bagdade. Tai yra čia kažkas tokio. Tai vat jos buvo atsidavimas stiprus, koks meilė, kuri tarp jų buvo ir mūsų visų, ir kad mes dar kartą pasimatytumėm. Nes jinai jautė greičiausiai, kad tai paskutinis kartas. Jinai dar turi pamatyti Ibrahimą, mano tėvą, ir dar kartą turime mes visi susitikti. Tai va, po to mes grįžom, po to mes grįžom atgal į Lietuvą, o sesuo liko, aš grįžau, nes jinai vyresnė buvo, jinai liko, nes jai reikėjo tęsti mokslus. Aš grįžau su mama, kaip kad su mama, pabūti su mama, kad jai nebūtų taip vieniša. Ir mes grįžom atgal ir laiku bėgant jinai užgeso ir mirė ant mano akise. Aš mačiau, kaip tai įvyko. Tai buvo, nelinkėčiau nei vienam vaikui, kad jisai patirtų šitą jausmą. Tikrai tai nenusakoma žodžiais. Tai vat kaip pakeitė... Kiek to buvo? Man buvo 8 metai, su kažkiek tai laiku, beveik 9 gal, taip tarkim. Nes per tą laikotarpį, kiek jinai dar davė jai Dievas laiko gyventi, tai per tą laikotarpį, kiek. Tai ant kiek tai mane paveikė ir ant kiek tai pakeitė mano gyvenimą, iš tikrųjų. Tai tas dalykas ir ant kiek tai aš mačiau, ir kiek man tai ir suteikė jėgų ir stiprybės, matydamas visą tai. Aš suvokdamas visą tai, ant kiek tai yra stipru, ant kiek yra gyvenimas yra toks stiprus ir ryšys toks stiprus ir visą tai, kas vyko su mumis, ant kiek buvo svarbu to momentu, ne? Ir ant kiek mano močiutė atidavė jėgų slaugydama mamą, ne? Ant kiek mama, būdama tokioje būklėje, buvo atsidavusi ir ryžusi įvairiems dalykams, tokiems kaip dar kartą važiuoti. Ir neaišku, kaip jai tai kelionėse nebūtų baigėsi. Taip. Jo, ir ant kiek jinai turėjo stiprybės kentėti tos skausmus beprotiškus, nepaisant tų vaistų, kurias aš mačiau ir aš dalyvavau visose tose scenose, aš mačiau visą tai, aš niekur nebėgdavau nuo to. Ir kiek aš būdavau namie tuo metu, tai mažas. Ir ant kiek visą tai į mane įsiskverbė visą tai. Tai ant kiek tas yra mane įtakojo iš tikrųjų. Dar labai stiprus momentas buvo,
aš manau vis tiek tai yra visa mes nematome bendro paveikslo visą gyvenime. Mes Tai labai koncentruojame. Labai dažnas tos atvejs, kai tu matai žmogų, sėkmingas žvaigždė gimė žmogus. Taip, bet tikrai kiek taip. jisai turėjo šūdą praeiti, išgyventi, sukramtyti, suviškinti ir vėl iš naujo suvalgyti. Taip, vienareikšmiškai. Ir mes dažnai tokie labai koncentruojamės į kažkokį vieną tašką, ar tokį, kad čia, kažkas iš savęs, aš čia viskas. Bet Dievas mato visą laiką viską, labai plačiai, jis žino, kas kaip. Ir tu, kada tokiam vienam taške, bet kada tu matai visą bendrą paveikslą, ir suvoki, kas kaip, kur vyksta, ir kada tu žiūri iš tokio, vieno taško, tai yra du skirtingi dalykai, visiškai. Faktas. Jo. Ir sunku kažką tai įvertinti ir sunku kažką, sakyti ir prognozuoti, bet aš galvoju, kad čia yra toks buvo mano likimas, vienareikšmiškai. Kiekvienas turi savo kelią. Jo, kiekvienas turi savo kelią ir turbūt tas kelias ir buvo mano. Man buvo paruoštas, nes nieko neatsitinka šiaip savo. Tikrai taip. Tikrai mes turim kiekvienas kažką įveikti, išgyventi ir patiriame gyvendami šiame pasaulyje. Tai bet kokiu atveju. O šitą frazę, kuri man labai gyvenime padėjo tvarkytis savo velnius, sakau, aš iš pirmą kartą, jinai originaliai ne jo yra, bet pirmą kartą išgirdau iš Anthony Robinsono, kad gyvenimas nutinka ne tau, o dėl tavęs. Ir viskas, kas nutinka, yra dėl mūsų. Tam, kad mes būtumėm stipresni, protingesni, veržlesni, sėkmingesni. Viskas tai yra dėl mūsų. Auksinė frazė, gerai pasakyta. Mums tik tais reikia suvirškinti, žinai. Ne tau, o dėl tavęs. Jo. Tikrai, kad žinai, ar tu bet kurioje situacijoje mes galim būti, žinai, broliai dvyniai, toj pačioj situacijai, tu palūši, pradėsi gerti vartyti narkotikus, bėgti nuo to skausmo, o aš pasinaudosiu kaip stiprybė, kad daugiau to nepasikartotų. Aš darysiu viską, kad tai dar kartą negrįžtų į mūsų šeimą. Tikrai taip. Ir dar vienas momentas. Taip, tikrai taip. Ir dar vienas momentas, kuris tikrai po to irgi davė man tokį stiprų niuksą ir paveikė mane labai stipriai ir suformavo taip pat mane. Situacija buvo tokia, kadangi tėvas negalėjo išvažiuoti iš Bagdado. Draudžiama buvo visiškai. Sadamas Huseinas nei vieno piliečio neleido išvažiuoti tuo metu. Ir močiutė pasiuntė telegramą, kad mama mirė. Ir tėvas galvojo, kad mes juokaujam, kad močiutė juokauja. Dėl to, kad iškviesti jį, kad jis atvažiuotų. Dėl priežastis, kad išleistų Sadamas Huseinas, kad išleistų, turėjo būti priežastis kažkokia svari. Tai jį išleido. Bet jisai priėmė tai kaip priežastį, tiesiog, kad jį išleido, kad jis atvažiuotų susitikti su mama. Ir jisai netikėjo iki paskutinės minutės. Aš po to supratau, nes man niekas nieko nepasakojo. Aš buvau tiesiog toks tik stebėtojas. Eina savo, koks čia... Jo. Įsivaizduoju, kad važiuoji. Šeimą pamatyti visą ir... Tai ir jisai, kodėl aš tiesiog, nes jisai nežinojo ir man niekas neinformavo ir mes laukiam tėvo, jisai atvaro ir jisai atidaro tas duris, jis visas toksai, ir jisai bėga į kambarį, jis net nemato manęs, ta prasme. Jisai bėga į kambarį, jisai šaukia, kur audra. Ir jis bėga į vieną kambarį, į kitą kambarį ir pamato, ten nėra ir ten ir daužia į spintą ir sako, kur audra, jūs meluojat, kur jinai yra, ta prasme. Močiutė sako, nusiramink, jos tikrai nėra, jinai palaidota prieš 3 dienas, nes jisai nespėjo net atvažiuoti į laidotuvės. Jo, tai ir aš stoviu ir aš visą tą matau. Sorry. Jo, ir jis tada atvaro pas mane, vienu žodžiu, jis atvaro pas mane ir jis tada, apsikabina mane labai stipriai. Tada jis atsigauna kažkaip, suvokia situaciją aplinkui, jis atsigauna, apsikabina ir tada visi nurimsta, žinai, ir atsisėdam. Tai tas momentas mane labai, paveikė. Ir jisai pabuvo kažkur savaitę. Jisai pabuvo savaitę, mes su juo praleidom kažkur savaitę, 2, aš neatsimenu tiksliai dabar, ne? Daug mes apie tai nešnekėjom. Aš buvau 9 beveik metų vaikas, jisai daug nepasakojo nieko iš savęs.
Mes su juo nepasikalbėjome apie tai visiškai, ta prasme. Nei kaip jisai jaučiasi, nei kaip aš, nei ką man toliau daryti, nei ką mes darom toliau iš viso. Ta prasme, kas vyksta. Jis tiesiog susidėjo daiktus ir jisai išvažiavo. Apsikabino mane, pabučiavo ir išskrido. Ir aš daugiau jo nemačiau. Ta prasme, aš likau Lietuvoje taip. Ir tai mane, ta prasme, visiškai, kaip pasakyti, tai dar vienas toks dalykas, kuris mane labai irgi stipriai suformavo. Aš likau visiškai pats ant savęs. Aš netekau šeimos, tai yra netekau tiesiogiai mamos, ta prasme, nebegyva, o šeimos netekau, nes tėvo ir sesers aš jau nebemačiau ilgus metus. Prasme, jie buvo labai toli ir su jais susisiekti buvo neįmanoma. Tarybų sąjunga, Irakas tuo metu, skambučiai labai sudėtinga, telegramos, gal viena kita, žodžiu, ir aš likau toksai, netekau šeimos, netiesiogiai, ta prasme. Buvau atjungtas nuo viso šito. Nors širdyje man labai to reikėjo iš esmės. Visiems reikia. Taip. Ir va tas mane irgi labai stipriai. Tai visas, nuo ko viskas ir prasidėjo mano buvimas Lietuvoje. Ne iš gero gyvenimo. Tai toksai, tokia pradžia mano buvo Lietuvoje, iš esmės. Bet turbūt vis tiek su močiute buvo pokalbis, buvo nutarta, kaip ką daryti. Nebuvogi taip, kad susirinko ir išvažiavo, ar kaip čia? Jie pasikalbėję, nusprendė, kad aš liksiu čia. O sesė ten? Jo, bet dabar aš nebesvarstau taip ir nebekalbu taip, aš priėmiau kaip yra. Aš tada gulėdamas, mes kaip mamą palaidojom, aš gulėjau, nes pas mus daug žmonių buvo ir tėtų nakvojo. Aš gulėjau ant tos rauduškės tos tarybinės, jeigu atsimeni tokią daiktą. Labai mėgau jos. Jo. Nežinau kodėl, jūs labai nepatogas, bet labai kietai jaučiausi, kai jos gulėjau. Buvo irgi taip, ne? Labai kietai išskirtinis jautėsi. Niekas tas kaduškės, o aš tas kaduškės. Jo, žinai, vidurį kambarė. Tai aš gulėdamas, aš dar susipažinau su tokių žmonių, kaip pasakyti, suvokiau, kiek žmonės nejautrus yra. Nes aš gulėjau ant tos raskuduškės, mano kambarį gyveno teta ir dar kažkas tai miegojo tuo metu. Ir aš, kadangi užsidengęs, verkiau labai stipriai, nes buvo 3 diena, 1 diena, kai mes mamą palaidojom. Ir aš tik tada supratau, aš suvokiau realiai, kad viskas baigta. Ir man suspaudė širdį labai. Ir teta išgirdo, kad, girdi, kad, aš užsiklojęs, girdi, kad vaikas verkia matyti. Sako, tai kas tau yra vaikeli? Ir aš galvoju, žinai, galvoju, ta prasme, kas man yra. Ir aš tada susipažinau su, žinai, šituo žmogaus tokio, kaip antipatijos nebuvimu. Iš tikrųjų, toksai, man atėjo. Tai aš labai daug pamokų gavau per visą tą laiką. Aš nemažai suvokiau iš tikrųjų. Po to, kas dėl močiutės, tai močiutė reikėtų paminklą pastatyti. Mano babulė irgi buvo nuostabus žmogus ir kurie... Aš lenkiu galvą iki žemės, dėl jos babulė buvo tokia. Taip, moteris. Taip. Visą širdį, visą šeimą jinai, tečio, sako, sujungdavo. Visi susitikdavo tik dėl babulės. Visi susitikdavo, bendravo, tik babulė išėjo iš gyvenimo. Ir viskas. Visi įsibarstė. Taip yra. Taip. Tai pas mus čia kas, mano mama išėjo iš gyvenimo, tai visa tėvo šeima subirėjo. Ta prasme, ir tėvo giminaičiai nebėra centro, nes mano mama Bagdade labai jungia visus. Stipriai. Ir buvo tas, prasidėjo karas, tas su Iranu, ir viskas pradėjo griūti, žuvo nemažai giminaičių, kiti pabėgo, tai nuo to momento viskas pradėjo griūti. Tėvas, kiek atsimenu, jis pasakojo, kad jisai pradėjo lošti labai, gerti, lošti, gerti, lošti. Nubėgti nuo skausmo. Bet mes su juo taip ir nepasikalbėjom apie tai. Jisai išvažiavo ir mes taip likome, ta prasme. Ir, žinai, kas keisčiausia, gyvenant man toliau, aš visą laiką galvodavau apie tėvą ir aš jo remdavausi, pas mane buvo tas pyktis.
ne, pyktis buvo. Aš įsivėliau visokias gaujas, dabar labai daug leidau laiko gatvėse ir panašiai, ne. Bet pas mane buvo tas pyktis, bet tas pyktis buvo toksai, ne tai, kad ant tėvo, ne, bet pyktis buvo tai, kad aš rėmiausi ir man tėvas buvo kaip pavyzdys. Įsivaizduoji? Kad jisai pasiekęs, kad jisai milijonierius, kad jis tiek daug yra padaręs savo gyvenime, ne? Tai aš rėmiausi taip tėvu. Ta prasme, aš tą skausmą nuvėjau iš šono visai. Aš nelaikiau tokio pykčio ant jo. Visiškai. Aš apsukau viską. Priėmiau taip, kaip yra. Nežinau kas. Čia yra vienintelis dalykas. Dievas, sakau, visą laiką buvo šalia. Jisai žinojo, kas bus, kaip bus ir jisai man visą laiką parodydavo kelią. Kartais aš jo nematydavau turbūt, kartais mano antiek širdis buvo uždara ir tamsi mintis tamsios, ane, pilna velnių jose, ane, galvoje ir panašiai. Žinau, be gal. Jo, ir aš nematydavau tada šviesos. Nu, kaip tu gali matyti šviesą, ne? Nu, tu galbūt savotiškai bandėjai bėgti nuo to skausmo kitais dalykais. Taip. Galbūt agresija imdavo galbūt viršų. Bet nepaisant to, aš buvau labai draugiškas vaikinas, beprotiškai draugiškas. Aš išdalinau viską, ką aš turėjau. Same shit. Aš išdalinau, nes visi iš vakarų atvežti daiktai mano tuo metu buvo. Man tėvai sudėjo ir sesiai tuo metu, kada jie išvažiavo į Vokietiją gydytis ir gelbėtis. Tai aš viską išdalinau. Kieme viskas buvo atiduota. Bet tu atvažiavai ten ir tu nekalbėjai lietuviškai. Nekalbėjau lietuviškai, taip, geras pastebė, aš nemokėjau lietuviškai kalbėti visiškai. Tai ką aš dariau, aš labai toks draugiškas vaikis buvau. Aš visą laiką eidavau ieškoti ir susipažinti su vietiniais, ne? Tai aš išėjau į kiemą ir aš pradėjau ieškoti draugų. Taip. Ta prasme, ir žiūriu aplinkui pradėjo burtis mane, ta prasme, kieme kažkokie bernai visokie ten, vaikai tuo metu, ne? Ir jie taip vis prieina ir taip vis pasižiūri ir aš ten su tais drabužiais tokiais kitokiais ir jie pačiupinėja ir sako, čia, o aš nemoku kalbėti. Ir aš atsimenu tą momentą, ant kiek vaikui, kaip ir arabiškai ir kurdiškai aš išmokau labai greit. Aš išėjau į kiemą, pradėjau bendrauti su vaikais. Ta momentą, kada tu atsimeni, kad tu esi gyvas, ne? Nu, ne viską atsimeni, kaip gimęs, tai tas momentas, kada atsiranda. Bet tuo metu sąmoningumas tas, ne? Liktai kažkas liktai įvažiuoja tave kažkas ir tu pradedi matyti pasaulį, ne? Atsiranda toks momentas, ne? Ir vat aš kieme tada irgi tas momentas, kad tu kalbėsi, tu girdi, kaip žmonės kalba, ane, aplinkui vaikai ir kaip imliai tavo smegenys dirba greitai. Nes tavo smegenys plastiškos, kol tu vaikas esi mažas, jos labai greitai pagauna visą tą. Ir tu taip ir žiūrėk, 2 mėnesiai ir aš puikiai moku lietuvių kalbą. Geras. Kieme praleidau 2 mėnesius ir aš jau kalbu lietuviškai. Geras, žiūri. Neįtikėtina. Tikrai, fantastika. Bėma, gerai. Jo, ir aš atsimenu tas 2 metus, kaip aš išmokau arabų kalbą, kaip staigiai net nepastebėjau to momento, kaip aš įsijungiau. Man nereikėjo nei rašyti žodžių, nieko. Iš karto, kaip vaikas. Kalbant apie tos atidavimus, nebūdavo taip, kad tu bandydavai nupirkti tą meilę. Gauti kažkaip tai tos meilės, galbūt būti, nors tau ir duoda tą dėmesį, jau susidraugau, bet tu darai dar, nes tau kažkas čia buvo labai tuštumą tą bandydavai. Aš suprantu. Galėdai užpildyti tą savo tuščią centrą. Bet tuo metu aš taip negalvojau. Tuo metu, dar mama buvo gyva. Kur tu ten galvosi? Jo, mama buvo gyva. Aš atvažiavau čia su tais visais daiktais, prikrautais lagaminais tiek sesiai, tiek man, kad mums nebūtų liūdna. Aš taip negalvojau tada. Aš dalinau, tiesiog aš matau, kad vaikai neturi to, nematė gyvenime ir taip, kaip jie transliuoja visą tą, ne? Ir taip, kaip jie elgiasi, ne? Ir kaip jie, kaip
ta prasme, o, čia kramtama guma, kas čia per daiktas, nu, ta prasme, wow, Spearmint ten, žinai, ir kažkas tokio, ir, kas čia per mašiną, Mercedesas modeliu, wow, duris atsidaro, žiūrėk, ta prasme, tie... Dar mašinas su duriuojas, Jo, ta prasme, modeliukų labai daug, aš mėgdavau juos rinkti, ir aš atsimenu, pas mane dar buvo tas BMW trečiukas, ane, Nascaro vadinamas, ane, tunintas modeliukas, kurį aš valdžiau distanciniu būdu, ane. Tai vienintelį, kurį aš pasilikau, vienintelį, kurį aš pasilikau, tai trečiuką BMW. Bet visą kitą, ta prasme, aš net šautuvus atidaviau, kur ten jie buvo su tokiais, kur būdavo žvėriukai tokie pastatyti. Dievo lygio ten. Tai man močiutės žadindavo mane, sakydavo, Alanai, tave šaukė kieme vaikai, eik tu į tą balkoną greičiau. Aš išlipu, jie žinai šaukė, Alanai, aš nueinu į kambarį, pasiimu kramtomos gumos ir aš metu jas per balkoną. Girdė, kaip Romos imperatorius savo žmonėm. Geras. Nežinau, bet tiesiog iš to tokio, žinai, nekantrumo, žinai, kad greičiau, hebra. Žinai, ta prasme, tai toks. Bet tikrai draugai vaikystės kiemo ir visa kita tikrai buvo labai patirtis smagi patirtis, aš atsimenu tos laikus, smagi patirtis, po to jau kaip po viso to įsivažiuoja, ne, ir jau po to visa ta aplinka tampa visai kitokia tau, ne, laikui bėgant, tu pripranti, tu priimi tą visą iššūkį, priimi taip, kaip yra, ir tu važiuoji gyvenimu į priekį tiesiog, ir tai ta patirtis, atsimenu, brodas visas buvo, nebuvo vietos, kur mes nebuvome, nebuvo fontano, kuriame mes nesimaudėm, nebuvo iš viso nei vieno, ta prasme, nei rūsio, nei stogo, ant kurio mes nebuvome užlipę, ta prasme. Jo, medžio nebuvo, ant kurio mes nebuvome užlipę, ta prasme. Jo, futbolas kvadratas, ta prasme. Langų daužimas, ta prasme. Tyčia, netyčia. Jo, muštynės ten pastoju su vienu kiemu, su kitu kiemu ten, ta prasme. Visa tai, per visą tai buvo praeiti konkrečiai. Geras. Bet sakai, biškai išdykęs paskui buvo į paauglystę? Jo, buvau išdykęs, kaip sakiau, nuėjau, labai dažnai negrįždavau namo, susidėjau su įvairiom gaujom tuo metu po... Toksai buvo laikotarpis, tikrai buvo toks laikotarpis, dabar atsimenu. Ir buvo toks, kada aš susipažinau su Lietuvos istorija. Dar vienas prasidėjo, kaip pasakyti, laikotarpis. Mes pradėjom tą tokį revel. Mes pradėjom piešti ant sienų šitą Gedimino stulpus. Mes pradėjom rašyti įvairius žodžius. Lietuva, laisva. Ta prasme, būdami paaugliai jau. Okay. Jo, ta prasme, mes jau pradėjom tokius dalykus daryti, mes jau pradėjom skūstis bakimbardus, kaip pankai, ne, pradėjom žalia baltą šalikus nešioti ir tokius visokius banankės, ta prasme, džinsus tokius, ar kokius tik galėjom ten patys darėmės ir dėjom saktis visokias ten. Ta prasme, pradėjom eiti tokius, dalyvauti tokiuose masinėse, žinai, riaušėse ir panašiai, žinai. Sėdėjau šitame kaziuke, beje, ne kaziuke, tam, žinai, kaip tas milicija tada važinėdavo ir semdavo visus. Mane buvo vieną kartą... Varanokas. Jo, varanokas mane buvo ne kartą susėmę į metį tą varanoką, tai... Man ten teko ten ir gąsdino mane ir visą kitą ten, žodžiu, visko. Buvo reikalų. Jo, buvo reikalų. Bet taip nepasakysi, klausai. Bet supranti, kad gali būti, kad visa tai formuoja šiandienos tave. Vienareikšmiškai, kai tu atsikandi tos duonos, tu žinai, ką tai reiškia, ką tai reiškia taip praeiti, ką tai reiškia taip elgtis ir kokius tu rezultatus iš to gauni, tai tu greičiau padarai išvadas ir vyresniam amžiuje tu jų nebekartoji, nes tu jau visą tai praėjęs esi. Jo, aš taip kažkaip tai atitolau nuo Dievo, kaip sakant, aš manau, kad aš atitolau nuo jo, iš tikrųjų. Atitolau savo, turbūt kažkokiuose paskendau visame tame hause, kuris tuo metu vyko tiek su manim, tiek aplinkui, aš manau.
ir daug klausimų, ir kodėl, ir kaip, ir tada tu supranti, kad tavęs niekas neinformavo, tau niekas nieko nepasako, kame čia reikalas iš viso yra. Ta prasme, kada tu mažas esi, tau visai ką kitą pasakoja. Visai ką kitą pasakoja. Pasakas pasakoja, ne? O kada tu užaugi, tu pradedi, ta prasme, imk, dealing. Ta prasme, tai kodėl jūs anksčiau nesakėt? Welcome to real life. Nu, ta prasme, kas čia vyksta? Čia, tipo, kalėdų senelis, ne? Tipo, sužinosi, kada tapsi vyresnis, sužinosi, ne? Kad, nėra čia jokio, kalėdų senelio, ta prasme. Nes iš viso tai apie Dievą, iš viso ten buvo vos ne tabu kalbėtis, ne? Tai ačiū Dievui mano močiutei, kuri nepaisant viso to, jinai meldėsi kiekvieną dieną. Tai aš dar matydavau visą tai. Mano irgi babulė. Sudėdavom, žinot, jie ten. Tai ir aš... Taravyrai. Tai vat aš supranti, kas dar būdavo, bet visa kita, tai žinai, kas tau pasakoja apie visus tus dalykus? Niekas. Tu tik tai eigoje pato susipažinai, kame reikalas yra. Tikrai taip. Sakyk, kada muzika atėjo į tavo gyvenimą? Muzika atėjo į mano gyvenimą, kaip aš buvau mokykloje. Mokiausi mokykloje. Ir atsimenu, gal kokioj 5 klasėje, 5, 6, va tai vat. Jinai taip stipriai grįžo su tokiu labai stipriu trenksmu. Tai čia jau 12 metų? Jo 14, 13. Va tai, su dideliu trenksmu grįžo, nes turbūt, aš taip vadinu, turbūt greičiausiai Dievas rado įrankį, kaip gydyti mano sielą. Jis man parodė muziką. Ir man viskas sugrįžo, ką aš pasakojau prieš tai. Kaip pas mus Bagdade mes švęsdavom ir kaip muzika buvo labai svarbi dalis viso mūsų gyvenimo. Net nuvažiavę į Šaklavą pas savo senelį, Kurdistane ten vykdavo koncertai, grodavo muziką gyvai ir visi šokdavo ir dainuodavo. Tai ant kiek, būdavo tas mano krauja, tai tik tai po to sugrįžo. Ir dar po to sugrįžo ir aš taip įsimylėjau tą muziką, išgirdęs pirmus tarptautinius įrašus, tuo metu jau galimus išgirsti, tuo metu Sovietų Sąjungoje. Aha. Ir tada viskas man sugrįžo atgal. Ir aš pajaučiau, kad tai yra mano kelias kažkuria prasme. Nepaisant... Ta prasme, tu taip ir tu dar toks jaunas būdamas? Jo, aš pajaučiau. Ir tada aš įsibrėžiau tikslą formuoti, ieškoti muzikantus, ieškoti žmonės, kurie nusimano apie tą muziką kažką tai, ne? Ir aš pradėjau formuoti grupę mokykloje. Mokykloje? Jo, mokykloje. Aš pradėjau formuoti grupę mokykloje. Geras. O tu rašai? Aš įsivėliau į tą vadinamą tokį elitą mokykloje, kuris vedė diskotekas. Jo, aš įsivėliau į tą elitą ir aš visą laiką bendrau su vyresniais žmonėmis, aš mėgau bendrauti ir mano pagrindiniai vyresni buvo. Ir mane visą laiką vadindavo mažumi, nes aš būdavau visą laiką tarp vyresnių ir jie visą laiką, ir aš įsitryniau į didžėjus, aš pradėjau pats didžėjauti, aš pradėjau pats dalyvauti, tuo metu daug ką patys gamindavom, mikroschemos, mikšerius, apšvietimus ir taip toliau, jo. Tai kabindavom ir vienu metu mūsų mokykloje buvo vienas iš geriausių diskotekų Vilniuje. Visi apie tai žinojo, 23 viduriniai. Geras. Jo. Dar su Danielium Bunkum kalbėjom, jis irgi iš 23, jaunesnis tik už mane. Tai vat jis irgi labai gerai atsimena tos laikus, kaip ten būdavo. Kaip judesiai buvo diskotekose. Jo, kaip judesys koks buvo ir mes dalyvavom tame visame procese, mes kūrėme tas diskotekas savaitgaliais. Mes organizuodavom viską, ta prasme. Aš kelias istorijas tik atsimenu šitam, bet buvo dažniausiai girtos. Ne, tada alkoholis būdavo viena iš sudedamųjų dalių. Ne, tai čia be to kaip ir niekaip. Ir kažkaip tai visą laiką baigdavosi kažkokiam muštynėm, bet būdavo. Jo, pas mus laikėsi mokykla labai vieningai, pas mus nebūdavo muštynių, būdavo tik tai, kas ateidavo iš kitų mokyklų ir bandė sukelti, tai be abejo. Tada būdavo riaušės. Į vietą statydavom, žinoma. Sako, kaip tavo nuomonė, muzika keičia žmonių gyvenimus? Ar tiki, kad jį gali išgydyti ar padėti išgyventi sunkus momentus? Geras klausimas ir tai liečia ne tik tai muziką beje,
Kas liečia mane, tai taip muzika, bet kas liečia kitą žmogų, kuris turi gyvenime tikslą, kurio kvėpuoja ir jo širdis prisotrinta siela. Ne? Tai tikrai jinai keičia gyvenimą ir veda į žmogų ir veda jį į priekį, iš tikrųjų. Ir duoda jam, kaip pasakyti, duoda jam tą suvokimą, kad jisai čia, dėl ko jisai yra čia. Geras. Tai muzika man irgi yra viena iš tų. Bet aišku, pagrindinis tai be abejo vienareikšmiškai nieko nebūtų šiame pasaulyje, jeigu ne Dievas. Viso to mes neturėtumėm. Tai vienareikšmiškai mes turime visą laiką atiduoti duoklę Dievui. Tikrai. Sutinku. Bet nieko nebūtų, jeigu jūs nepajudintumėt bulkas. Tad jūs irgi gerai, nereikia nurašyti nuo savęs viską. Kaip aš toksai, šiame visame pasaulyje, o visatoje tai šis mikroskopas. Ir, kaip ir visi mes. Taip, kaip ir visi mes. Taip. Žvaigždės yra danguje, mes eiliniai žmonės. Naktinės personos buvo vienas ryškiausių grupių Lietuvoje. Kaip atrodė populiarumo viršūnė iš vidaus? Ar tai buvo labiau svajonės išsipildymas ar didžiulis spaudimas? Geras klausimas. Matot, niekas nežino istorijos, kiek buvo eita link to. Tai aš kažkiek jau papasakojau, ne? Kažkokie dalinai. Tai kiek dar aš nepapasakojau, kada aš jau susidomėjau muziką ir įsimylėjau ją ir pradėjau eiti tuo keliu muzikos. Ir kiek buvo suvalgyta visko ir kiek buvo prarasta net viltis buvo daug kartų ir momentais. Dėl ko? Ir buvom kaip grupė atmesti, ir nepripažinti. Ir dalyvaudome įvairiuose konkursuose. Ir blogiukų konkursai tais laikais būdavo ir viskas. Ir net niekas į mūsų pusę net nežiūrėdavo. Ir kiek reikėdavo jėgų iš tikrųjų. Ir kiek aš burdavau grupę ir kiek jinai irdavo. Ir kiek išdavyščių būdavo iš tų pačių. Tuo metu, kaip aš įsivaizdavau draugų, kurie kartu su manim eina, jie po to nusisuka nuo tavęs. Ar apgauna tave, kažkaip kitaip bando perimti iš tavęs visą tą, ką tu kūrei, kalbėdami kitiem, kad jie geresni ir taip toliau. Daug dalykų iš tikrųjų man teko patirti. O šitą purviną virtuvę nelabai kritikas įsivaizduoja. Visiems ant popieriaus gražiai atrodo, kai tu ant scenos esi. Taip. Kaip gražiai padainavo, žinai. Bet kiek tu šūdo turi praeiti, prakopti? 8 metus teko eiti šito keliu. Ir aš tikrųjų savo pasakiau 95 metais jau, prieš tą sprogimą. Nes iki to grupė buvo išleidusi 3 albumus jau. Bet vienas iš jų pirmasis buvo muzika ir daugiau, viena iš tokių truputį sėkmingas, nesakyčiau, kad taip sėkmingas, bet ant tiek sėkmingas, kiek su mumis dar šnekėdavosi. Bet tais laikais iš viso, kiek reikėdavo padaryti, kad iš viso su taim šnekėtųsi kas nors. Suprantis, jeigu? Kad su taim iš viso kas nors šnekėtųsi. Dabar tu žiūrėk, nuėjai į būdelę, ir jau tu... Supranti, ir tu kitą dieną... Minutės darbas, šlovė visą Lietuvą. Ir tu kitą dieną. Bet kiek tada, kad su taim šnekėtus iš viso, ką tu turėjai, kiek tu turėjai eiti, žinai, ir kiek tu turėjai prarasti. Plius komunikacija tada visai tokia buvo, nebuvo susisiekimo tokio paprasto. Taip, keli žodžius įvedęs į laptopą, tu nelabai sužinosi, pamatysi. Laptopo nebuvo. Tada laptopo nebuvo, tada buvo tik televizija ir žurnalai, radijas, ten visiškai buvo, kaip pasakyti, savos taisyklės, savi žmonės, su kuriais, tu turėjai ne tai, kad tu turėjai turėti kažką tai, kad su taim kalbėtųsi iš viso. Tu turėjai atsirasti tam tikrų laikų, tam tikroje vietoje. Ir turėti kažką. Be viso to. Be viso to, ką aš čia dar papasakoju, jeigu taip smulkiai. Tai aš atsimenu daugiau tą niuansą, iš tikrųjų, tas niuansas ėjimas iki to vienas dalykas, bet tas niuansas, kada su mumis nutraukė bombą tuometinė viena iš stipriausių leidybinių kompanijų Lietuvoje, 93 metais kontraktą, kad,
neverti jūs dėmesio, nenešat pelno jokio, ta prasme. Prašau. Tai buvo peilis, man labai stiprus žemiau juostos. Dabar tu galbūt taip galvoji tada, bet iš tikrųjų tai buvo daryta dėl tavęs. Tai va, tai aš ir sakau. Kad tu sakytum, tai... hold my beer, watch me. Tai buvo tam padaryta. Ja. Tai, vat, man sakau, mes nematom kaip viso paveikslo. Dievas viską mato. Jisai žino, kas. Tai, bet vis tiek tai buvo smūgis man. Aš atvirai pasakysiu, man tai buvo visiškai depresija, aš kritau į depresiją visiškai ir aš nežinau, ką toliau eiti, nes tai mano, aš jaučiau, kad tai mano pašaukimas yra. Ir tada aš vis dėlto pagalvojau vieną dalyką, pasakiau savo, Dieve, jeigu tu nori ir tu galvoji, kad man čia ne vieta ir tada duok man dar vieną šansą. Aš įrašysiu dar vieną albumą. Paskutinį albumą įrašysiu. Ir jeigu ne, Dieve, aš suprasiu, kad mano kelias yra kitas. Reiškia, man reikia kažkur kitur važiuoti ir kažkur kitur siekti. Ir aš pasakiau, jeigu po to albumo man nepasiseks, aš išvažiuosiu iš Lietuvos. Aš paliksiu Lietuvą. Tai buvo 95 metai. Aš davedžiau, kad mes pasirašėm sutartį su leidybinė kita kompanija, kuri sutiko finansuoti mūsų albumą. Tiems, kurie mūsų negirdi. Tai yra simbolinis pavadinimas buvo jo, specialus. Ir daina buvo net tam parašyta. Tiems, kurie mūsų negirdi. Nors nieko nežinau apie ateitį. Neturėjau žalio supratimo. Aš tik atsipalaidavau ir pasakiau tiesiog savo taip. Ir Dievui pasakiau, susitariau su juo. Jeigu ne, aš išvažiuoju. Kitur ieškau. Ir pašlopo Katyla. Mes įrašėm tą albumą ir aš nieko nesitikėjau. Tiesiog įrašėm. Nuoširdžiai, iš širdies. Atsimenu, dar dirbau studijoje labai daug, ilgai dirbau. Ir išleidom tą albumą. Ir aš iki šiol atsimenu, kaip mes dėjom tas kasetės ir tuo metu singlai tada ne internetu buvo siuntimi, internetu dar nebuvo. Kasetėse singlai vienoje pusėje A singlas ir B kitoje kasetėje. Ir buvo išsiųsta leidybinė kompanija, išsiuntė visom radio stotim. Ir praėjo kažkurį laiką ir aš jau planavau, kur aš galėsiu važiuoti. Galvoju, čia susidėti, kaip čia viską susidėti. Ir aš išėjau... Atsitraukimo planą. Ir aš išėjau pasivaikščioti Gedimino prospektą. Tuo metu, atsimenu, buvo labai šilta, geras oras, vasara, man atrodo, buvo ar vasaros pradžia. Ir aš einu gatve ir Gedimino prospektu. Labai lengva buvo, gera. Nepasakysiu, nejaučiu jokio sunkumo. Buvo toks visiškai atsipalaidavęs. Prasme, visiškai nuo to laiko, kaip 93 nutraukė kontraktą ir 95, kada mes visą tą įgyvendinom. Ir aš visai buvau visai kitas žmogus jau. Ne? Pradėjai plauk pasroviui? Jo, pradėjau. Ir aš tuo metu turėjau tą Nokia, toks telefonai tada atsirado. Džiulytė? Jo, tokie telefonai tokie atsirado. Esam turėję. Jo, ir aš sulaukęs skambučio tuo metu, mes net buvom suorganizavę tokį žmogų, kuris padėjo mums organizuoti visus reikalus, vadybinius iš dalies. Ir jis man skambino ir sako, Alanai, nepatikėsi. Alanai, mūsų daina, labai norėčiau atsibusti ryte. Pateko beveik visas radio stotis į pirmas vietas. Eikta savo. Ir aš taip, žinai, nežinau, to jausmo negaliu papasakoti tau, bet kaip perkūnas iš giedro dangaus man smūgis nuo galvos, žinai, ir nuo galvos iki kojų, ir nuo kojų iki galvos ir dangų. Ir aš toks stoviu ir aš nežinau, ką daryti, aš sustojau. Ir tai apvertė visus mano planus, ta prasme. Visiškai. Atsitraukimo. Dievas davė ženklą. Jo, ir nuo to prasidėjo, ta prasme, tas visas tas šurmulys, visas tas šurmulys ir taip toliau. Vat tada tas visas, vat, ir visas ta formavimas, visas popkultūros tuo metu, kuriame mes dalyvavome nuo 90 metų, nuo Lietuvos, kaip pasakyti, laisvės, nepriklausomybės atgavimo, ne, ir tada nuo 90 ir Katyla, ir mes taip važiavom. Mes buvom viso to dalis. Jūsų muzika buvo tarsi epochos simbolis. Ko ji pritraukė žmonės?
tavo nuomonė, kas buvo tas ypatingas elementas, dėl kurio naktinės personos tapo kultinės? Iš tikrųjų sunku pasakyti, nes kada tu kuri ir eini savo tikslų gyvenime ir tu tikrai nemastai ir neformuoji, kaip turėtų žmonės priimti vieną ar kitą dalyką. Ir kaip čia man padaryti, kad aš tapčiau epochos dalimi, tai tikrai to nėra galvoj. Tikrai. Bet kas gavos? Aš galiu prisiekti jums, tikrai nebuvo mano galvoj to visiškai. Aš negalvoju apie tai visiškai. Aš tik norėjau save realizuoti. Aš jaučiau didelę meilę, dvasiškai prisirišęs buvau visiškai prie muzikos. Jinai man buvo visiškas pabėgimas. Pabėgimas ir savęs išraiška. Ir aš tik tai norėjau kuo geriau padaryti viską, kuo įmanoma geriau padaryti, kuo fainiau sukoncertuoti. Bet iš kur traukiau įsikėpimo? Vis tiek ir iš kažkur, tai vis tiek, kad pataikyt kažkur, kažkas tave turėjo įkvėpti. Be abejo, tuo metu labai daug klausiausi muzikos, aišku. Nes dar atsidarė sienos mūsų. Be abejo, klausėsi muzikos labai daug įvairios muzikos. Tuo metu mane labai, jeigu taip detaliai, kalbėti konkrečiau, mane labai įkvėpė tuo metu proveržis New Wave pasaulyje. Tuo metu, kuris pas mus atėjo daug vėliau, kadangi mes buvome Sovietų Sąjungoje. Jo, tai be abejo, tas elektroninės muzikos tokia gyva, aš ją išgirdau kaip gyvą dalyką. Ne kaip pat gyva muzika, kuri ten susideda iš gyvų instrumentų, bet elektronika, kuri kvėpuoja gyvybę. Ir aš tą labai turbūt norėjau perteikti. Turbūt iš esmės. Ir labai buvo svarbus dalykas, tai yra gyvenimas, tekstai, kurie rišo visą tą muziką kartu. Turbūt. Ir be abejo noras padaryti geriau negu tu gali. Geriau negu buvo aplinkui tuo metu. Turbūt, aš taip svarstau. Bet mano tas daugiau tikslas buvo, kad aš kaifavau kiekvieną minutę būdamas studijoje. Aš kaifavau kiekvieną minutę, kad aš sėdėdavau prie pianino. Aš kurdavau. Geras. Aš kaifuodavau, aš, pavyzdžiui, mokykloje, aš leidau valandas aktų salėje. Vaikai eidavo valgyti pietų, arba ilgasis pertraukas žaisdavau, aš eidavau, bėgdavau į aktų salę ir aš grodavau to pianinu. Jo. Ir po to būdavo tokių momentų net, kad sargas ateina jau 7 vakaro ir jis man sako, Alanai, tu gal eik namo. Sako, jau tai gal aš sumušvarė. Klausyk, man reikia mokyklą uždaryti. Geras. Jo, tai turbūt tas nežinau, kas buvo, bet... O tas yra gražiausias momentas, kai tu atrandi savo pašaukimą ir tu tiesiog, kaip sako, ras, kas tau labiausiai patinka daryti ir niekada neteks dirbti. Taip. Tu pats norėsi ten būti tame ir tu tiesiog kaifuosi nuo buvimo. Taip. Sako, ką skirius to gyvenimo nėra, tai tas ir yra mano gyvenimas. Taip. Nes aš gyvenu tom. Jo, bet recepto kažkokio, nėra tokio recepto. Negaliu pasakyti, nes dažnai žmonės klausia receptas, o kaip. Duok man taisyklės A, B, C, D, ką aš turiu daryti. Yra tokių dalykų. Jo. Bet čia kažkaip nebuvo to. Nebuvo, kad A, taip daryk, B, taip daryk, C, taip daryk, o D, taip daryk ir tada O. Opa! Mūsų mokyklai būdavo, atsimenu, rusiškai sakydavo, metodam tika. Jo. Išbandai, paspaudai, pažiūri, ar veikia, neveikia. Jeigu kažką kitą pabandai, kažkur kitur paspaudai. Tada taip ir žiūri, taip ir bandai. Taip. Pataikai, nepataikai. Taip, manie ruseno, nesakau, kad ir dabar nerusena, bet tuo metu ruseno, kadangi tai buvo tas vaisius dar neparagautas. Manie labai stipriai ruseno energija. O aš dabar, žinai, kaip prisiminiau. Paauglys. Klausydamas jūsų atliekamų dainų ir kažkada atsimenu per teleką pamačiau. Žiūrėjau tave ir man viena mintis į galvą tik tas ateidavo. Tai čia lietuviškas Depeche Modas. Jo. Tau nieks nesakydavo? Sakydavo labai dažnai.
Labai Grynai dažnai. Beje. Lietuviškas Depeche Mode'as. Labai dažnai. Ir stilius, ir tavo netgi šnekėjimo maniera buvo tokia... Tarp kitko, gerai pastebėjai iš tikrųjų, nes viena iš grupių ir buvo mano gyvenime Depešai, kurie irgi įtakojo mane. Ir aš klausiu dabar, galvoju, pasakysi, nepasakysi. Jo, taip pat įtakojo. Kadangi aš augau tarp didžėjų ir pats po to tapau didžėjumi tais laikais, tai mes įvairios muzikos klausėmės, bet dažniausiai leisdavome muziką elektroninę, kuri tik tada buvo prieinama. Ne? Tai be abejo, viena iš grupių ir buvo irgi Depešai. Tai man buvo pažintis irgi, tada aš susipažinau su jais labai irgi, kaip ir kiekvieną grupę daugelį atvejų aš analizavau ir klausydavau įrašus, perklausydavau visus albumus jų. Tada buvo juostiniai magnetofonai, labai daug leisdavom laiko, analizuodavom mane, stebėdavom, nes miksuot reikėdavo ir panašiai. Tai be abejo, turbūt tai į mane įsisirbė, aišku, be abejo, be kalbos. Dabar pataisyk mane, jeigu aš klystu. Kažkada tu apšilinėjai Depešus? Ne, neapšildinėjau, bet aš... Lietuvoje, čia jau kitas etapas man buvo, aš apšildžiau šitą Black Eyed Peas. Vingio parke. Jo, Black Eyed Peas. Apšildžiau. Kažką aš apie Depešus jau... Gal aš čia kažką painioju. Bet aš tau pasakysiu kitą. Bet aš kaip solo atlikėjas esu daugiau negu grupė. Aš jau 20 metų su viršum esu kaip solo atlikėjas. Mes dar prieš visą šitą prieisim. Mes dar prieisim, aš dar turiu biškį klausimų. Jo, gerai. Pokalbis vystosi, aš, matai, ne taip dažnai mes su tavim susitinkam, taip pašnekėti, tai aš bandau dabar kempinė, skvizins kempinė, jo. Galima, žinai, susitikimas 2. Galima. Jeigu pas tavai bus su laiko strogas, tu man sakyk. Žinom. Bet jo, kažkaip gal aš supainiu kažką. Ar tiesiog... Kiek vis laiko daug? Turim kokie 20 minučių, aš nenoriu tavęs nuvilti. 20 minučių, gerai, mes padarysim tada antrą susitikimą. Tiesiog aš kažkaip tai supainiu, galvoju, kad ar aš mačiau, kad Depešai atvažiuoja ir tada tiesiog ta mintis tokia pas mane ryški buvo, prema, kaip būtų gerai, kad jis apšildytų. Kažkas tokio, žinai, kad tie vakarietiški Depešai sutiktų su lietuviškais Depešais. Klausimas tau, jei šiandien naktinės personas grįžtų į sceną, kaip tai atrodytų? Ar būtum atviras tokiam žingsniui? Geras klausimas ir aš džiaugiuosi, kad paklausi tokio. Aš nebūčiau atviras jau šitam žingsniui, kadangi grupė mano manimu nugyveno labai gerą laikotarpį savo gyvenime, sukūrė, ką jau galėjo sukurti. Ir praėjo tam tikrą kelią, kurį jau praėjo, iš tikrųjų. Ir aš nesiejau savęs su grupė labai ilgai. Tada, kada grupė buvo jau sugrįžusi, vieną kartą jinai buvo sugrįžusi 2014 metais. Jinai buvo sugrįžusi ir mes 4 metus tikrai pravažiavome pro visą Lietuvą, labai daug koncertų. Sukūrėme ir įrašėme dar vieną albumą pavadinimu Pasaulis toks yra. Tai aš nematau bent dabar aš nematau, kad grupė galėtų sugrįžti, nesieju savęs su grupė daugiau, bet koks skirtumas? Tai vis tiek balsas ir dvasia grupės, tai buvo aš. Tai nieko nesikeičia. Taigi balsas nepasikeitė, dvasia nepasikeitė. O aš toliau kaip solo atlikėjas, aš skaičiuoju save daugiau negu grupė jau metų, nes grupė 10 metų gyvavo, o aš kaip solo atlikėjas 20 metų esu. Ten irgi yra daug niuansų, kuriuos man teko praeiti ir patirti. Tai vienas iš tokių klausimų, kokios buvo didžiausios grupės vidinės kovos ir iššūkiai, kurių žiūrovai nematė? Aš nenorėčiau diplomatiškai kalbėti apie tai, kadangi noriu išsaugoti gerbėjo akise tą grupę, kokią jie mato. Nors buvęs kolega, kaip sakant, yra jau prikalbėjęs įvairių nesąmonių, labai negražiai pasielgęs, pribilevizgojas visko, iš tikrųjų, nepagalvodamas apie grupę kaip tokią, kaip tai yra vienas darinys. Ir dėl to, o koks klausimas buvo?
Aš suprantu, kai būna biški piktis, užeina banga ir toks biški išeini. Ja. Kokios buvo didžiausios grupės vidinės kovos ir iššūkiai, kurių žiūrovai nematė? Tai dėl to, čia, aišku, grupė, kada gyvavo dar grupė, turėjo iššūkių, aišku, ir kūrybinių, ir visko būdavo. Nes kada tu produsuoji ir rašinėjai tokius sėkmingus albumus, kartelė pakyla. Tau, suprantate, tugi ir tokį albumą rašai, tokias dainas, tai, o tai toliau kas, ne? Vingio parkas, 30 000 žmonių, vėl Vingio parkas, vėl ten 1000 žmonių, ne? Tai, ta prasme, supranti, tai kur toliau kartelė kyla, ne? Žmonių, kaip pasakyti, lūkesčiai kyla, ne? Ir tu atsiduri tokia, supranti, tu atsirandi tarp tokio, kaip pasakyti, jau tave bangos neša į kitą visai erdvę. Ta prasme, kur ką patenkinti, ta prasme, pas tave eliminuojasi po truputį tas pradinis pradas, iš kurio tu atėjai, supranti, prasideda. Ir ten aplinkui žmonių visokių atsiranda, žinai, kaip draugų po to visokių atsiranda, žinai, po to visokie, žinai, prasideda, žinai, tarp grupės narių visokių dalykų prasideda, supranti. Ir tada toksai, supranti, ir po to, žinai, supranti, alkoholis jau pradeda kaišėt koją, supranti, visokie dalykai. Niuansai, supranti, prasideda, kadangi lūkesčiai labai jau dideli, viskas daug, visko daug, žinai. Atsakomybė po to jau pradeda mažėti, žinai, ir, toksai visokių niuansų. Iš tikrųjų nemažėja, bet tuo metu, kai atsiranda paskui alkoholis, įbėgimas nuo to viso, tai va tada... Jo. Aš iš tikrųjų labai, žinau, kad labai nesinori tuo metu, bet labai baisiai reikia pradėti darbus tokiais momentais su rimtais psichologais. Kiekvienam dirbti. Jo, nes tas, kai ego išsipučia, atrodo, tave visi atrodo trokšta, tavęs nori, ir tu atrodo toks į dievo lygį pereini. Nori, nenori, tave žmonės iškelia. Tave žmonės su savo dėmesiu, savo liaupsiam, jie tave iškelia. O tu pas to dar nesupranti, nesuvoki, kad čia tiesiog, tu tiesiog paprastas žmogus, kuri daro tiesiog kažką... Tuštybė čia yra, tuštybė kažkuria prasme. Jo. Supranti. Ir tada prasidavo tas judumas. Bet čia, kaip tu sakai, Dievas yra ir kita Dievo pusė. Yra velnias, kuris tave biškiau... Velnias yra Dievo tarnas. Tai vienareikšmiai. Kuris duoda tau tokio išbandymų gyvenimo. Ir ne visi tos išbandymus praeina. Tikrai taip. Tikrai Dievas mus bando ir įvairiais laikotarpiais, aš manau, ir įvairiom situacijom primeta. Klausyk, mes praėjom tik pusę mano klausimų, bet buvo labai, labai įdomus pokalbis, bet aš noriu dar kelis tau užduoti iš sekančių ir tada užbaigiamieji mano 5 klausimai, kuriuos ten galėsi trumpiau atsakyti. Nes aš suprantu, kad laikas spaudžia. Tai apie dabartinę tavo karjerą. Bendradarbiavimas su Mark Reeder. Kaip jis įvyko, ką iš jų išmokai, kaip skiriasi darbas su tarptautiniais ir lietuviškaisiais muzikantais? Tai nuostabi pažintis su Mark Reederiu, jis yra Britas iš Mančesterio, labai pasižymėjęs 80-90 metais, ypač elektroninėje muzikoje, undergroundinėje, elektroninėje muzikoje, nepopuliarioje. Mūsų pažintis buvo tai, kad jisai yra ne tik muzikos prodiuseris, bet jisai yra kino prodiuseris. Ir jisai yra išleidęs filmą B-Movie apie vakarų Berlyno griūtį, sienos griūtį. Kadangi jis labai mėgo filmuoti daug ir vieną dieną jo draugas paprašė medžiagos apie vakarų Berlyno sienos griūtį. Ir tuo metu rytų Berlyną visą, jisai daug važinėjo, filmavo. Ir kada tas draugas jo pamatė tiek medžiagos, jis pasakė, klausyk, reikia daryti filmą. Ir taip gimė B-Movie, šitą Mark Reederio sukurtas filmas kartu su partneriais. Ir jisai atvažiavo per kino pavasarį jį pristatyti čia. O mes buvom pakviesti į pristatymą kino pavasario atidarymą. Ir jisai ten atliko kaip didžėjus vieną dainą savo New Orderius, kurios remiksavo vieną dainą. Ir man tai patiko jo soundas. Ir
Ir mes priėjome prie jo po jo pasirodymo, užkulisė mus pristatė, paprašiau, kad pristatytų. Ir mes taip su juo susidraugavomės. Tada mus pakvietė pasižiūrėti šitą dokumentinį filmą kitą dieną į Forum Palace. Mes nuėjome, pasižiūrėjome, po to su juo nuėjome pavakariniauti. Ir aptarėme ir aš pasiūliau jam, sakau, ar sutiktum su manim dirbti. Norėčiau aš išbandyti save. Geras. Ir mes pradėjom bendradarbiauti. Taip gimė pirmas tarptautinis mano albumas solinis Children of Nature. Ir jiem 14 dainų. Tai mano kelionė į Berliną labai daug kartų. Mes važiavome, dirbome studijoje ir įrašėme šį albumą nuostabų. Tas jau labai jau kažkas nori. Jo, turiu susitikimą 3 dėl to. Supratau. Jo. Supratau. Gerai, mes eisim gal. Tik tas dar dabaigsi. Kom tau skiriasi tarptautiniais muzikantais ir lietuvaičiais? Yra skirtumas? Jo, žinoma, yra didelis skirtumas, nes reikia suvokti, jie yra atėję iš visai kitos kultūros. Tai yra, jie nejautė to po sovietinio visų pirma, jie negyveno Sovietų sąjungoje. Jis yra britas, jisai kilęs iš Anglijos, kur yra lopšys muzikos iš esmės, ne? Jeigu ne Amerika, ne? Yeah. Tai be abejo, jų požiūris ir vakarietiškas labai yra. Ir taip, kaip jie mato muziką, ir taip, kaip jie kalba apie ją, ir ką jie transliuoja, jų žinutės yra tarptautinės ir kalbam apie pasaulį dažniausiai, apie jo problemas ir aktualias ir taip toliau. Ir tai, kas liečia Mark Rideris, labai gilus žmogus yra ir jam labai vertybės svarbu yra iš tikrųjų. Jisai žiūri muziką per vertybės. Pirmoji eilėje vertybės pas jį yra. Ir jie labai išlaiko tą autentiką. Mėgsta autentiką ir mėgsta išsiskirti, ieškoti kažko tai naujo visą laiką. Sakyk, o yra ten tokių panašių trinčių kaip su Lietuvos atlikėjais? Ką tu turi minį? Vidinė ta virtuvė. Žinai? Jo, be abejo, kaip ir visur žinoma, visur yra trinčių ir visur yra konfliktų. Be abejo, čia kalbos nėra, nes kada tai nenorė, kad būtų bet kas ir jeigu tu eini į kažkokius vandenis ir tu galvoji, kad viskas bus, kaip pasakyti, klota, auksu. Mes paprastai žiūrėjom, mes nežinom, kaip kiekviena virtuvė iš vidaus dirba. O gal ten super visai diplomatiškai ir visai kitoks požiūris. Ne, visko yra tikrai. Visko yra ir keepgateriai ir šitą gatekeeperiai yra, visko ten yra tame pasaulyje, aišku, yra, bet aišku, santykiai labai yra svarbu. Tarpusavio santykiai, žmonių santykiai yra labai daug gali toli tave nuvesti. Tikrai, vienareikšmiškai. Ne tik talentas, bet ir santykiai, ir ryšiai, ir visa kita. Tai tikrai tas susiję, bet tikrai nelengva, kaip ir bet kokioje srityje, jeigu tu darysi verslą, kas tau pasakė, kad viskas bus, žinai, tobula. Niekas nepasakė. Nebus taip. O jeigu pasakė, tai melavo. Jo, tikrai taip, pamelavo. Tai visur nebus taip paprasta, tikrai. Jeigu tu nori būti laisvų ir nepriklausomų, tai yra žiauriai sudėtinga. Žiauriai sudėtinga yra ir yra labai sunku. Čia nėra taip paprasta, kai visi įsivaizduoja. Alnai, mes einam tada į galą, mums reikia tą paleisti. Taip. Prieinam prie mano užbaigimųjų 5 klausimų. Taip. Galima briefly aptujų. Pirmas iš jų yra, ar tu, Alanai, Ibrahimai Hošnau, esi laimingas žmogus? Bet čia toksai provokuojantis klausimas. Tikrai taip. Bet čia yra įvairių lygių. Aš truputį esu toksai, kaip pasakyti, aš neieškau tos laimės. Mano laimė yra, kad mano šeima būtų saugi, kad ateities kartos būtų saugios, kad visiems mums būtų saugu gyventi. Ir kad mes galėtumėm realizuoti save ir klestėti ir kurti ateitį visi kartu. Štai mano tame yra laimė ir suvokimas ir kad kiekvienas atrastų širdyje savo pašaukimą. Aš taip įsivaizduoju. Ir kad kiekvienas surastų Dievą. Ir arba jeigu jisai jį prarado, kad jisai sugrįžtų pas jį atgal. Tai aš taip neįskiriu tos ar tu esi laimingas, man tai daugiau yra primesta. Ir tai yra vakarietiška kultūra, kurią mes perėmėm ir kuri yra pompuojama
ir įvaro į žmonės į neviltį šitas dalykas. Iš tikrųjų, nes visi kažkur tai bėga ir visi tada įpompuoti ieško būti laimingi kiekvieną akimirką. Tai ne čia yra laimė, mano manimu, ne tame yra. Tai aš gal taip atsakysiu. Tai yra laimingas tu, ar ne? Vėliai dėtų. Tai taip atsakysiu. Taip. Supratau. Ar kelio pradžioje įsivaizdavai, kad nueisi jau tokį kelią? Vieną kartą interviu pasakiau, kad jeigu man būtų atėjęs kas nors ir pasakęs angelas nusileidęs, sakęs, Dievas tau turi žinią, kad tu, Alanai, va ir taip nueisi. Jeigu tai būtų draugelis atėjęs, aš pasakyčiau, tu eik tu pasigydyk galvą, gal klausyk. Tikrai neturėjau žalio supratimo. Iš viso, kuom baigsis. Kuom baigsis šita kelionė. Ir jinai dar nesibaigė, beje. Toli gražu. Tai aš dar nežinau. Kas vyksta, tai toli gražu. Jo, bet tai kas iki tol jau nuveikta ir nueita, tai tikrai negaliu net patikėti. Tu esi šaunuolis. Viskas dar gerai. Viskas dar priekė. Galėdamas grįžti laiku atgal, pastavot jaunuolį, kuris tik pradeda dėti savo pirmus žingsnius link muzikos, galėdamas padėti jam ranką ant peties, ką tu jam pasakytum? Aš pasakyčiau jam, jeigu mes būtumėm gerai pažįstami jau ir jisai žinotų, iš kur aš ir taip toliau, tai be abejo, aš visų pirma pasakyčiau, ar tu tikrai to nori. Čia gilu. Tiek gal. O jeigu jis sakytų taip? Tada pasakyčiau, kad nesustok. Ieškok žmonių rato, kuris susijęs yra su to, ko tu nori. Niekada nesustok, tobulėk būtinai. Ir keiskis. Būk ryžtingas, pasistenk atsispirti pagundom, jeigu susigundai, visą laiką sugrįžk. Nieko tokio baisaus, jeigu susigundai. Svarbu sugrįžti atgal į kelią, jeigu pametei kelią. Svarbu sugrįžti ir eiti jo. Tikrai taip. Kur matai save po 10-20 metų? Dabar žiūrint į visus įvykius, pasaulyje, matau save ir mūsų visus saugioje aplinkoje, kuri klesti, visi džiaugiasi gyvenimu ir daro, ką jie myli, ką jie mėgsta. Mes nereikia apie žmonės, mes būtent apie tave kalbam. Aš tokioje norėčiau aplinkoje būti. Ar kursi kūrybiniai aplinkoje. Žinoma, kūrybiniai aplinkoje be abejo turiu naujų idėjų, daug dieve viskas įsipildys. Bandau save naujose įvairiose srityse, ieškau savęs dar papildomai. Tai visą laiką bandau kažkur tai dar surasti save. Fantastika. Na ir paskutinė tada žinutė, šitą kamerą tavo, į ją gali pagalvoti, gali tekiotam. Kokią žinutę norėtum palikti mūsų klausytojui? Aš norėčiau palikti žinutę tokią, kad klausytojai, žiūrovai tavo giliai širdyje rastų gyvenime tai, ką jie nori daryti ir nebijotų. Būtų jausta empatija aplinkai, tie, kurie prarado ryšį su Dievu, jį vėl surastų ir rūpinti savo artimaisiais. Ir viskas bus gerai. Alnai, ačiū tau labai. Labai. Jau pakvietė, tikrai labai malonu buvo pasikalbėti, tikrai fantastika. Ir jums, draugai, ačiū. Ačiū, kad esate kartu, ačiū, kad stebite, ačiū, kad padedate man kurti sėkmingų žmonių bendruomenę. Taip pat nepamirškite palaikyti kanalą spaudžiant like, subscribe, taip pat komentarą palikite apie šį pokalbį ir galbūt ką norėtumėt pamatyti ateityje. O tiem žmonėm, kurie palaiko mus ne tik gražių žodžių, bet ir veiksmų, Contribui bei Patreon platformos rėmėjams, ačiū atskiras nuo manęs. Tai dar kartą visiems esu labai dėkingas ir iki sekančio karto.